Laidą Vienam gale kablys remia Nemus, katerių centras Kaune. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Evaldai, sveikas. Aš tavęs taip pasiilgau nuo pernai. Kaip atsakyti, abi pasijausams. Labai gerai, nes neišėjo mums žiemą iš šerių, ar ne? Nes tai ir ledas, tai ir ne ledas. Tai ir tikras ledas. Tikras buvo ledas. Pas juos. Pasvaliai. Pas mus prie jūros visiems. Toksai porą savaitėlę palaik. Nu tai va, jeigu mes susitikom, tai patys suprantat, kas bus. Atidarinėsim su Evaldu lydekų sezoną. Mėtysim. Jo, mėtysim nuo krantų, ieškosim angylių. Jo, visiškai primityvų užtvank tradicinė, kaip Ave Marija visos keliuot. Tai tiesiog eiliniška, standartiška. Nuo kraštų, nuo lelijų, nuo šlaitelių, mėtymai. O šiaip tai, kol mes judėsim į žuklės vietą, tai mes su Evaldu papasakosim, kur buvom apsilankę ir ką matėm. Jodam. Nu tai pasakok dabar, kaip tavo tą sezoną pradžia? Be laivą dar aš. Aha, sunkiai buvo? Ne. Startavai nuo gegužės pradžios ir jau gerai, ne? Jo, kada aš dabar gryna gegužės 1 startavo, važiavo iš Šiaulių rajono Rimaičių tvenkinuko. Ten šamų daugiau galbūt pasižiūrėti, nu ir ledekėlių. Paprasmėtėms, gilį nedidelį, 2 metrai yra duobė, bet, vis tiek lydek, žinai. Jo, ponės. Į kraštų, jo, ten stovėja. Tai pagrant 2 metrai, mėtėms, iškelti su laivu, tik tai, gal kada paskui parodysiu, kaip. Tiesiog sėkim smulkmės būrius, nes jie argi migruoja palei pakraščius, kad lengviau laivo biškai pasukėjo, o čia smulkmės ir tos smulkmės būrius. Ir būrius, Jo, šuten ir viskas. Supratau. Bet jau metrą turi? Jep. Žiaurus, kokie jūs visi žiaurus, visi prigaudo. Negaliu. Svaltė ir 1,9 m. 1,9 m? Jo. Gyvenimas žodis. Jau tavo draugas, ne? Pagavo. Super. Jau čia. Super. Dėlė kiek. Gražu, kai tokia žuvis kimba. Smagu. Naujienų sakė, ar ne savo gyras prileidęs kalną visokių? Jo, sukišęs dabar tas naujienas. Tai nesvarbu, bet tai parodysim žmonėms. Whitefish išėjai yra, kotai naujai išėjai. Tai jau čia... Pasičiupinėsim, ar ne? Jo, pasistengsim parodyti, gal ir veiksme koks pas. Tai turi bus. Kažkokį veiksmą turim padaryti, negalim be veiksmą. Whitefishai, balta žuvis, ne? Jo. Čia naujas, bet jisai su barškalu? Jo, bet gali išsiimti, gali ne. Yra išsistant kapsulės, tu jas atskirai gali nusipirkti. Ir va, pavyzdžiui, rudien, kai nereik, to išėm jas. Tas garsas nebarškėta. Jo, ne visada yra savybė. Mes ir Woblerį Silent darome, irgi specialiai filus ramas. Va čia va jau matei? Va, šešėlis, nu tai karpė. Karpės? Nu ką, bandom? A ką daryti? Nu dabar tarp tų masalų rinktis, aš su žaliu? Kokį nori, gali, ką nori su šito pavaryti, duosiu paskui SG to 6 naujai modelį. Jau rinktis galės belia kaip belia. Nu kaip gerai, viskas sukabinta, tvarkingai, nieko galvoti nereikia. Ne, tik tai. Naujienas. O ne, kaip sakyti, reikalas. Tai rinktų naujienas, aš einu tenai. Vyriškesnio, ne? Vyriškesnio. Tu Whitefishą. Aš Whitefishą, matau kanibalčiko, ne? Aha. Gerai. Kanibalčiko. Kabliai kokie gražus vien. Vien kabliai ko verti? Su dievu. Su dievu. Šitas geras.
Gerai. Dar tik pasidžiūrėk visko. O, jaukus kotus, labai gražiai metai. Superinis. Abaga yra. Valdai. Buliamba gerai žino kalę. Neskubėk, Pauliu. Neskabam. Gerai. Nu, žinok, taip, pagal, žinai, kai naują tavo įrankį bandau, bet atrodo, kad tikrai nebloga. Žiauriai gerai atrodo. Sustabdžiuk, dar reikia padirbti. Aišku, įrankis galingas, žinai, tai čia kaip iš tikrųjų yra... Neaišku. Man paprašė valiuko. Na, pasirodo grožis. Turėtų pradėti lysti jau. Pavaltėm, žiūrėk, eina. Aba. Eksisa. Dar stabdžiuką. Žino gera. Kokia! Kaip gerai paėmė! Super! Eik tu savo. Nu va, mes... Turėsim ko pažymėti. Bet mes su tavim kaip visą laiką, ką? Vieną. Retai. Bet pernai rudenį kelių pabaigė mano 1,6 m, man atrodo. Blin, nebeatsimen. Galima atsisuk pažiūrėti, va įdomu, žiūrėk. Jo, komentarus prašom žiūrovam. Atsukit, greitai operatorius mūsų pernai pamatuota. Naujas guminukas, bandomas kaip tik. Nu pats liepiai. Godžiai suryjęs. Nu dabar aš jau nelysiu, aš pernai ką padariau, tai nusipjoviau pirštą. Kodėl bet kokie kadrai buvo, Pauliau, čia mes dėl tą gyvenam. Aš bijau. Jei galit prižiūrėkit viso proceso, kad nepabėgtų. Paliekam spiningą atidarytą. Žiūrėk, kokia. Kad paširliokti. Nebus tokia, jinai yra. Daiso, suks tinklą, gausi dar į sprandą už tai, kad aš čia maivausi prieš kamerą, supratau, padedam ramiai. Žuvytė laibūna ramiai, krokodilą. Kaip techniškai, ką? Moka dėdė. Čia, kitą graužį čia. Pauliaus trofėjais. Whitefish. Raudelė, nu tokia, 100%, ne? 100%. Gerai, traukiam čia visą. Tai dabar žiūrėsit, kaip bus traukiam. O dabar jūs maunatės pištinį. Ne. Kas? Ne, Pauliau, aš parodęs, kaip viską daryti, viskas bus gražu. Kuris tau šons geriau? Lemba, nežinau. Janu? Nesvarbu, bandam. Pabokės vis tiek, tai yra drąsiai. Svarbiausia drąsiai nebijoti. Žiaunu? Jo. Ir kiši kaputuo dangteliu. Jo, aš žinau, kaip tas mažas imdavau panašiai, jo. Kišk į drąsiai. Nekiš čia pirštą. Ir drąsiai, va taip kelp. Kelp. Ir už čia prilaikom. Jėzus, mano. Va, pamokys papuzuoti piškelp į save rankytį. Aha. Va. Ne taip paverst, jeigu gali. Nu va. Metriukas lygiai. Jo. Iš kartą. Viskas. Antra Korsako lydeka Palaukit, jeigu pažymėta. galim. Nes anakart gerbėms kai kas neatsiuntė man nuotraukų su žuvis formom. Jeigu galite apverčiam greitai, kad žinot kokios Sprandas koks. viskas. Galim leisti? Jo. Nu, super. Palauk, iškart, jeigu galim. Aš tą galą. 1-0. Krokodilė.
Ačiū labai už jūsų sukeltą džiaugsmą. Tamdyt nebūtent, prilaikyk ir viską. Ir viską, va. Jo. Va, judesi padarė, super. Neiškankiant, didelis tenkals. Kaip sakyt, Va, kaip apsikabinsiu aš. pabuzokim bištas maikel, žinai, kad kvapas būtų tokia. Super. Silkis. Super. Labai gerai. Liuks. Va. Jamba kova gera buvo, bet aišku, įrankį savo padarė. Jaukiai. Tas toksai bilst, aš nepasakysiu, žinau, kad tenai ten labai su azartu jėmė. Bet didelis, kada būnt su azart, kad ten ryšankus pinigus. Ne, jant prie, visko praryja ir... Pradžių neaiškus, didelis buvo, bet prie valtės. Zona dar pradžio, jos tokios kartais nebūn ir... Bet prie valtės jau valiuką paprašė. Nu, super, ką, klausyk. Nepagalvojom, nepasvėrėm. Nu ir kas? Jo, bet gražiai. Negalim viską susverti. Nu va, mano su tavim kelinta čia žvejyba? Trečia. Ketvirta, šeriukų dar turėjau. Nu, tai nesiskaito, lydeko. Tai iš 3 žvejybų 2 kartus po metrą. Vieną pirmą virš metro rudenį. Pirmo tą nepasisekė, mums ten trūka iki metrą. Paskiau tą rudeninę metrą 6, man atrodo, mes jau rodėm, kai atsukom pažymėtą. Ir dar viena mano pažymėta žuvis. Šiandien? Nu ką, tu jau kiek prižymė, žiūrisi į mane. Oi, reikia tradicijai, kad įsitaisytum. Taip. Tai va, apie žymėjimą, tai noriu pasakyti, kad čia, nu, ta prasme, ne šiaip sau, kad čia nėra ką veikti ir maivomės. Iš tikrųjų, ne. Čia, žmonės galvoja, kad, nu, čia fun kažkas yra. Jo, kad mes čia maivomės dar. Tai bandom surinkti tikrai didelis kiek duomenų, kad po tą galim būtų atlikti analizę ir jinai ilgalaikiai perspektyvai būtų atliekam. Ir tie visi pagavimai, kurie žmonės pagausit, būtent sužymėt lydeks, būkit geri, praneškit. Man lašišos dienoraščių yra telefonai užrašyti būtent ant tagų ir būtent numerį tagą, sakytą, žemeklę, sakykime, tagą galbūt užsižymėkit, nusifotografuokit. Nereik tikrai iš karto rašyti skambiai ten. Tiesiog nusifotografuokit, pamatuokit ilgį. Jeigu leidž svorį, sąlygos gamtos nėra labai karštas. Ir iš principo, šitie tyrimai bus toliau naudojami. Be abejonės, jeigu mokslininkai tik norės jų. Dabar kol kas tai mes savo ratę juos kaupiam labai stipriai, analizuosimės kažkiek, rašomės kokį pagavimą, ar su laivu, ar su paprastu mėtymu, kokdien maždaug, kokios gilios pagautos, kad įsivertinti, koordinatės įsivedamos, pavyzdžiui, kur yra pagautos žuvis. Tai pakankamai yra svarbus momentai, aš manau, reikalingi jie yra tokie. O paskui mokslininkai gal pasijungs jau. Jo, aš labai tikiuosi. Nu va, tai tokia pirma mūsų dalis, ką tokia žuvim. Visai gerai? Ne, žiauriai gerai. Gal dar eis? O tiek darbo įdėti ir pagauti žuvį, bet kuri verta to darbą. Aš kaip sako, turi subręsti. Kaip geras vins, kaip geras viskas. Aš ir juokas Paulius sako, turim subręsti. Niek, kad tu čia nepadarysi. Bet kai subręsti, susikaup ir gauni jau to atako, gauni tokio žuvį, yra fantastika. Mėgaujasi tada, jau kasdien kaip po dantistą nubrauk, kai viskas sveikas. Ir tu jau džiaugies gyvenimu. Super, gerai, ilsėkitės, ar ne? Susitiksim po pertrauką. Bandysi. Sveiki sugrįžę, žiūrintis laidą Vienam gale kablys, tęsėme, žiauriai gražią žuvį, nepagavom pirmoji laidos daly, man labai patiko kova. Nu, sekasi man su valdiuku. Eikai. Nespėjau pasisveikinti, nespėjau. Ne kaip tava, taip nuojaut. Bet nebloga, siena, ne? Nu va, aš padirbsiu. Aš galų gale padirbsiu graibšto. Dar vieną žuvį turim. Nu super. Programa įvykdyta.
Nu, sako tokia, spjauta tavo graižtą. Gerai, kai įrankiai. O sarmat ir kišti. Nu, nepradėk tik tai sarmatą, pažiūrėkit, kokias žuvis. Tai korskas, aišku, nemoka graižtą normaliai. Nu, kokio gruodžio, ką? Spalvos kokios. Ja. Jop. Super, super. Kančiukėlės, kokiais mes čia einam, su Paulium, kas matytų. Nieko, geros kančios, bet va, matai, užtat yra. Va, tuo, jeigu galima. Kažkokia gumą užsidėjo. Kas čia per gumą? Crazy Fish'ą. Bet tavo mėgstamas spalvas, Jo, tokios. Atsargiai. Matom, jo, čia, sakyt, nekartokim Pauliaus Klaidų. nonsensų kaip jis. Bet įrankiukas tai tvarkingas, matau, tik tai buom, užsilenkė kotas ir kampėt žavilytį. Nu ką, graži. 78. Gerai. Liuks. Jau šoks, jinai man. Šoks? Jau jaučiu tik tai. O, papiškį palaikyti. Šitą bas. Galvoja dabar. Jo. Kas čia buvo dabar galvoja? Ką čia tokia? Čia nereik bijot, bičiuliai, va šitie, jeigu stovi žuvis, tikrai galite jau palikti, jinai stresė truputėlį būn, tai jinai tikrai visada nuplaukia, atsikvėp, čia kaip ir mes po sportą. Tai labiau, kad nedidelė apgiliai. Jo, čia visiškai 2 metrų, nu, tai čia juokas. Tiesiog galingi kotai biškelį vis tiek jau traukiant. Gauna. Baigėsi, ne? Nu, super. Nu, ačiū. Dabar taip pamuzuosiu. Super. Labai gerai. Tokia šiandien buvo mūsų žvejyba, bet neatsisveikinam, nes planuojam žvejybą pratęsti kitą dieną, rytoj, ar ne? Suplanavę 2 dienas žvejybos. Šiandien visai gražiai, daug darbo, bet 2 gražios žuvis. Už gerą darbą visą laiką atsimokama, ar ne? Ne visai, aptarėjom problemų. Jo, dabar turėjom problemų. Kokių? Sugeda truputėlį varikelis, čia jau yra pasiekmės mano tų kasdieninių maniakizmų ir kartais aš neprižiūriu taip visiškai gerai tos įrangos. Turim omeny apie priekinį inkarą. Jo, apie priekinį varikelį, kadangi vis tiek inkaravimo funkcijos reikės, tai nutarėm, kad nieko nepadarys, rytoj važiuosim iki meistrų, iki Kauną, kad sutvarkytų mums varikliuko ir sakė, kad tikrai patvarkios, sako, ant vandens taip mums padėti negali, bet turim dasigauti. Tai mūsų kelionės tikslas skitsvas Kaunas. Jo, prasidės Kaunas ir dar neatsisveikinam, pasižiūrėsim, kaip tenai viskas vyksta, būtent pas Nemus Marinos, pas mūsų bičiulius. Taip, pas atstovus važiuosim, nes jie servizų oficialų turi, niekur nesidėsi, kartais nutonk ir šitį. Gerai, liuks. Kol Evaldas sprendė mūsų laivo problemas, mes apžiūrėjome Nemus Marinės saloną, įsikūrusi Kaune tiesiai ant Nemuno kranto. Visų pirma, tai meškeriotojų puikiai žinomų katerių ir elektronikos jiems atstovai ne tik Baltijos, tačiau ir kitose šalise. Čia galima rasti viską, nuo naujausių elektrinių inkarų ir variklių, sonarų navigacijos, echolotų, ličio-jonų baterijų ir visų reikalingų atsarginių dalių. Nemus Marine taip pat ir puikus katerių ir elektronikos jiems servisas, kuris gali ne tik aptarnauti jūsų žvejybinį laivą, bet ir jį sukomplektuoti pagal jūsų norimą scenarijų. Nemus Marine galvoja ne tik apie žvejus, čia taip pat galite rasti viską, ko reikia pramogai ant vandens jums ir jūsų šeimai. Nuo katerio iki vairiausių plaustų gelbėjimosi liemenių, irklenčių ir būtiniausių smulkmenų. Vasara – tai tas laikas, kurį reikia išnaudoti būnant ir pramogaujant kartu su bičiuliais. O Nemunas – tai ta upė, kuria tikrai smagu keliauti. Nu va, kaip matėte, mes apsilankėm iš ryto Nemuse, su Evaldas susitvarkė laivelį. Labai greitai išsprendė. Ir ką, dabar mes jau su jumis atsisveikinam, nes mes turim valtį, turim masalus, taip, ir galų gale. Kitoje laidoje jūs pamatysite mūsų tęsinį iš kito vandens telkinio, kur mes bandysime gaudyti Tvičingų. Tu bandysi. Galbūt tvičingų gumą kombinuosim. Norim parodyti vėlgi toliau, be laivo, kaip gaudyti toliau
ir būtent kaip masalai naudoti voblerius ir kokius naudoja Evaldas, bet tai jau bus kita istorija, tai susimatysim, nežyvyną. Tam kartui tiek, teisingiau mes net neatsisveikinam. Jo, mes toliau varom. Jo, jūs pakentėkit ir palaukit sekančių mūsų nuotykių. Nežvyno, nedegos, susitiksim po savaitės. Laidą Vienam gale kablys remia Nemus, katerių centras Kaune.